Man atrodo, kad ambicija pakeisti kažką yra visada sveikintina, bet tam reikia pasidaryti namų darbus. Ir ši programa padeda studentui pasidaryti namų darbus prieš tai, kai einant ir keičiant kažką politikos lauke ar bendrai iš visuomenės platesnės perspektyvos. Esu Ainius Lašas, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, politologas, taip pat ir kūriau programą Politika, filosofija ir visuomenė. Ji jungia humanitarinius ir socialinius mokslus – politiką, sociologiją ir filosofiją. Tuo atžvilgiu jinai yra išskirtinė Lietuvoje. Mes nagrinėjam visuomenės vertybės, neurozes ir bandome suprasti, kodėl mūsų visuomenė yra tokia, o ne kitokia politinėme kontekste. Ši studijų programa geriausiai atspindėtų karmos taškus, nes karmos taškus galima išsikešinti ir tada panaudoti, kaip tau atrodo prasmingiau. Tie studentai, kurios domina plati perspektyva ir kurie nori gauti labai konkrečius įgūdžius, ši programa jiems yra aktuali. Geriausia yra žinoti studijų programos vadovą. Arba jūs galite ateiti pas mane ir pasidalinti savo rūpesčiais ir klausimais. Aš dirbu toje programoje, išmanau tą lauką taip pat ir tuo pačiu vadovauju fakultetui. Taigi su malonumu jums padėsiu.